Kauno Varpo gimnazijos mokinių savivalda dar šių mokslo metų pradžioje inicijavo projektą Mane vis vien, kuriuo siekta gerais darbais paįvairinti miesto gyvenimą. Į šį projektą pirmieji mokykloje suskubo įsijungti aštuntokai, sugalvoja organizuoti labdaros akciją ir padėti gyvūnų globos namams. Dėl įvairių priežasčių neteko šeimininko Kauno gyvūnų globos namuose vienu metu laikiną prieglaudą randa nuo 40 iki 80 šunų ir apie 35 katės. Kauno Varpo gimnazijos aštuntokai, norėdami nors kiek palengvinti liūdną pamestų gyvūnų dalę ir surinkti pinigėlių maistui ir pakratams, visą rudenį prekybos miestelėje Urmas ne tik rinko aukas, bet ir surado namus bešeimininkėms katinėliams. Jie ten pasistatė vaikai stoginę, pasiėmė iš prieglaudos mažiukų kačiukų daug, kuriuos dalino žmonėm, kad tik gyvūnas rastų namus. Tai va ir kaip nebūtų keista, surinko 2300 litų. Po litą, po 2, ant kiek žmonės atsiliepė, aukojo, kačiukai visi namus surado. Už surinktus pinigėlius vaikai tikėdamiesi pašaro ir laiko nupirkti pigiau kreipėsi verslininkus, tačiau buvo maloniai nustebinti, kad už prašomas prekes iš jų bendrovė ne tik neėmė pinigų, bet maisto gyvūnams nemokamai skyrė 3 kart daugiau nei buvo prašyta. Tad už surinktas lėšas nupirko būtiniausių reikmenų kačiukams ir šuniukams. Surinkome nemažą tikrai sumą pinigų ir iš tikrųjų net nesitikėjome, kad galime tiek surinkti. Už tai tikrai norime labai padėkoti Kauno miesto gyventojams, nes iš tikrųjų be jų tai nebūtų šitos akcijos ir negalėtume mes tiek daug padėti šitai prieglaudai. Čia buvo kažkas neįtikima, nes iš tikrųjų kad tiek žmonės padėtų, kad tiek žmonės suprastų, ką mes darom ir kad būtų tokia užuojauta. Dabar tikrai yra sunkus metas visiems ir kad tiek padėtų, nei vienas iš mūsų nesitikėjo. Anot gyvūnų prieglaudos direktoriaus, nors ši parama yra tik laikina ir įstaigos problemų neišsprendžia, tačiau tai jaudinantis vaikų pasiaukojimo padėti silpnesiems pavyzdys. Pirmiausia, didžiausia nauda yra vaikams, kadangi jie parodo savo gerumą ir jie šitą savo darbą laiko žygdarbiu ir jis yra nuostabus ir labai esam dėkingi, o mums tai laikina injekcija tik tai. Išdalinus dovanas vaikai buvo ne tik patenkinti savo nuveiktų darbų, bet ir tikisi, kad gyvūnų globos namus aplankys kur kas daugiau miestiečių ir gyvūnėliai atras naujus namus. Jaučiasi, kad viskas padaryta, jau gali norėtųsi dar kur nors dar parinkti pinigų, vis tiek būtų gal daugiau, bet manau pakankamai surinkom. Manau, kad žmonės galbūt labiau atvažiuos čia ir galbūt pasiūlys gal kitiems, kad paimtų kelius šuniukus, gal kačiukų, nes šiaip tai čia jiems ir šalta. Vaikai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šios akcijos ir linki, jog artėjančių šventų kalėdų nuotaika jūsų namuose praskaidrintų naujas šeimos narys, šventės pasitinkantis kartu su jumis. Gyvūnų prieglauda įsikūrusi Kaune, Sasnavos plente 72.